išlindo vienas techninis nesklandumas, kurį mes traktuojam kaip nedidelį nesklandumą, kuris neleido smarkiai greit važiuoti. Vadinkim, net galvoti ir kalbėti apie greitą važiavimą nebuvo įmanoma, nes neveikė turbokompresorius. Pradžioje biškį prapylėm su ratais ir pasikaršiavau, ir tada šienavau rugius. Gerai baigėsi, ten jau tai buvo atmarytas plauka, bet viskas gerai baigėsi, tada užsidėjom tvarkingus ratus ir tada buvo viskas teisingai. Šiandieną buvo labai karšta, priminė man Dakarą šiek tiek. Tai manau, kad esu pakankamai neblogai tam pasiruošęs. Gretai buvo truputį sudėtingiau, nes tikrai tas karštis jisai toksai išmuša šiek tiek iš vėžių. Šnekant apie rezultatą, mes buvom gavę 12 poziciją, dabar esam 7, tai aš manau, kad rytoj bus gerai tik tai pirmam vairuotojui, kuris šiandien laimėjo kvalifikaciją. Skauda, ką daryti, be šitos langetės važiuoju, bet kenčiu, biški skauda, bet šiaip nėra blogai, važiuoti tikrai galima. Aš kaip sako, kopijuoju vanagą, gal daugiau laikų tų parinksiu ar kaip, kad su ranka, nežinau, bet taip yra. Manau, kad kitą savaitę jau bus gipse, nes sakė, jeigu labai ilgai be tos langetės darysi ir ten makaluosi, tai mes tau tikrai esu gipsuosim, sako. Pats buvau nustebęs su tokia pozicija, nes žinant, kad kiti konkurentai tikrai irgi nesnaudžia ir dalyvauja ir treniruojasi. Nežinau, gal nusiteikimas teisingas, gal šturmano geras skaitimas mums tą rezultatą davė tokį visai neblogą.